Sveiki visi teisingi žmonės ir jiem prijaučiantis, su jumis vyresnysis kaptioras ir šiandieną turime Vokietijos kariuomenės sauso maisto davinio apžvalgą. Tai ši dėžutė skirta parai laiko, kaip sakant, sprindis ant pusantro, svoris, sakykime, apie grubiai 2 kg. Ir pasižiūrėkime, ką jin turi viduje. Taip, ganėtinai nemažai visko. Taigi, išleistas sauso maisto davinys atrodo štai šitaip. Ir pradėsim nuo pusryčių meniu. Tai pusryčiam galime suvalgyti 80 gramų sausų muslių, juos reiktų užpilti vandeniu ir leisti išbrinkti. Toliau, jeigu muslių mes nevalgom arba pastiprinimui, galime pasidaryti sumuštinių. Tai turim konservų dydžio pakuotę juodos duonos su grūdais. Jin yra užkonservuota. Jeigu ją atsidarysim ir nesuvalgysim, tai juoda duona ta genda, pelyje, kaip ir normaliai, 170 gramų. Turime pakutį sviesto. Taip pat turime pašteto ir tokia kaip dešros skonio turinys pasitepti ant sumuštinių. O gurmanam turime žuvies tuno pakuotę. Taip, tunas tikrai skanus, 85 gramai gryno skanaus tuno. Toliau pietums turime vieną pakuotę šilto maisto, tai gali būti guliašo tipo, tyrė apie 300 gramų. Toliau vakarieniai kita pakuotė 300 gramų, tai būtų vokiškos tokios, jeigu žinot, būna dešrelės. Šiuo atveju čia gali būti su bulvėmis pakuotė. Toliau iš tokių pagrindinių viskas, toliau būtų skanukai. Tai turime džemo, 2 indelius nedidelius, 2 batonėlius energetinių, 2 batonėlius juodo šokolado, turime džiovintų vaisių pakuotę, papaja, razinos. Turime pakuotę vanilinių sausainiukų. Taip pat pasistiprinimui ir tikrai nebloga vytinta jautiena, 25 gramai. Ir taip pat pagrindinis desertas šokoladinis gėrimas, 60 gramų. Tai vėlgi galima paruošti jį su vandeniu, o jeigu namuose, tai galima ir pilnai su pienu. Labai skaniai gaunasi sugert. Toliau iš gėrimų, tai turim netgi 4 pakuotės izotoninių gėrimų. Citrinų skonio, apelsino skonio, greipfruto ir miksas. Iš kiek teko ragauti, tai vieni skanesnių, sakyčiau. Taip pat yra pakuotė kramtomos gumos po valgio. Tai, sakant, dantis liks irgi prižiūrėti. Toliau iš karštų gėrimų. Tai jie eina tokioj pakuotėj su užtraukėju. Turim vieną pakutį kapučino. Turim 2 pakučius kavos ekstrakto. Turim 2 pakučius arbatos ekstrakto, labai specifinis skonis šitos arbatos. Taip pat turim 2 baltintojus į kavą. Turim 2 pakučius buljono arba kaip prieskonių galim panaudoti. Taip pat 2 pakelius druskos.
ir pasisaldinimui net 4 pakeliai cukraus. Toliau iš higienos, tai turim 2 pakuotės paprastų servetėlių, vieną drėgną servetėlę visai parai. Išgyvenimui turime degtukų, tokiam tvirtam įpakavime, ir vandens valymo tablečių. Tai 2 tabletės 1 litrui. Reiškia, 2 litrus galim parai savo išsifiltruoti. Taigi, situacijose, kai daiktų turis ir svoris tampa aktualus ruošiantis užduočiai, tai šį paros sauso maisto davinį susikomplektuočiau taip. Pasimčiau 2 pagrindinio patiekalo pakavimus, duonos, tūno, džiovintos jautienos, toliau skanukų džiovinti vaisiai, pakuotė sausainių, šokoladas, energetiniai batonėliai ir pasidaryčiau izetoninio gėrimo. Taip, tai kad pamatyti vizualiai, kiek tai mums sutaupytų vietos. Galim susipakuoti. Batonėlė, aišku, keliautų pas jūs į amunicijos diržą, į visokias kišenės, kupriniai, kramtoma taip pat. Tai va, praktiškai turim lieka mum apie pusę dėžės laisvos vietos, tai praktiškai 2 parai drąsiai tilptų maistas į tą pačią dėžutę. Taigi šioje lentelėje yra sauso maisto davinių pakuočių sudėtis, nuo 1 iki 6 varianto. Mes apžvelgėme 4. Taip pat būkite budrus, 5 numeris yra skirtas vegetarams. Apibendrinant vokiškus sauso maisto davinius, tai minusai būtų, kad nėra elementų skirtų pasišildyti pagrindinius patiekalus. Tad rekomenduoju naudoti atlikusius iš kitų davinių, arba yra galimybė improvizuoti ir šildyti pakavimą padėjus ant katiliuko arba metalinio puodelio viršaus. Kaitinant vandenį, garuojantis vanduo per 15-20 minučių jums pašildys viduje esantį patiekalą. Taip pat reikėtų bent kartą užsidėjus pirštines jį apversti ar pamaigyti viduje esantį turinį. Kitas davinio minusas yra nėra valgymo įrankių, tad teks naudoti savąjį tuo metu budintį šaukštą. Prie minusų dar galima rašyti ir tik 1 drėgną servetėlę visai parai. Nu, pliusai būtų tai nemažas skanukų kiekis ir jų įvairovė. Taip pat juoda duona ir sviestas, o ne krekeriai ar akmens kietumo duonelės. Taip pat net 12 vienetų kramtomosios gumos. Taip pat gero skonio izotoniniai gėrimai. Ir taip pat galimybė pasimėgauti užpilama kapučino kava. Tad šiais pastebėjimais ir baigsiu pristatymą. Ačiū už dėmesį ir visiems sėkmės.